Labas rytas, labą dieną. Dabar jau 10:30 atrodo yra. Mes jau nuėjom kažkiek jau. 8 km. Nu va, 8 km. Filmavom ryte video, sakiau, kad noriu namo, dabar jau nebenoriu. Jo. Šiandien paklausiau, sako, kiek mes čia dienų, tai va 10 dienų mes jau atrodo kelyje esam. Nu ir turi būti ta vieta, kur jau pareina, jau nebenori, žinai, tokia būna. Ir jau naktį pabudęs irgi šitai pagalvojau, kad, žinai, tai jau, žinai, čia jau tiek viskas įprasta, tokia rutina tampa. Tai Beje, va. šiandien albergį jau nemačiau nei vieno žmogaus, kuris sakytų, let's go. Let's go. Visi sakė, nu jau kažkaip sudėtingiau. Kaip nors reikia eiti, žinai. Bet nieko, va einam, geras oras visiškai labai faina. Jauku yra ir gal dar netgi čia tokie kaip ir, nu, per lengva yra, nes labai lygiai pakeliai ėjome lygių taku visiškai, žinai, palei kelią, tai Ne, normaliai. pažiūrėjom žemėlapį, tai paskui ten mūsų laukia kalnai. Bet... Va tai va ir filmuoja, atvažiuoja kažkas ir... Čia tai posūkius daro. Bet aš vakar pasikeičiau savo pėdų pleistrų sesiją. Tai dabar labai gerai tokiu lygiu keliu, nes turiu mažiau pleistrų. Šiaip beveik nebėra pūslių, bet yra daug apsaugos. Tai dabar testuoju. Jeigu kam pūslės, kažką... Yra žmogus, kuris išmano apie tai viską. Aš išbandžiau viską, ką bet kas kelyje siūlė. Tai žinai, realiai. Nėra ką pasiūlytų ir nesakyčiau, kad jau bandžiau. Va. Taip kad iš tikrųjų, man tai viskas su pėdom gerai. Man su kojinėm blogai, nes aš plaunu kojinės, visada jos drėgnos būna. Dabar ant kuprinės nešu džiovinu tiesiog, reiškia, eidamas, nes neišdžiūsta per naktį. Jo, vakar albergės atradimas yra tas, kad buvo albergė su buržuika. Ir atėjo mane, buvo karštė ten. O blemba, plaunam visus rūbus, nes išdžius ir 10 valandą zbam, užsuko ją. Užsuko dujas ir baigėsi, reiškia. Bet gerai buvo šilta lova, viskas gerai buvo įsimiegoti, labai faina. Tai va, tai neblogai. Šiandien Eglė yra numačius, kad nakvosime kažkur, tikriausiai, ar tai vienuolynai, ar tai albergės, kurias vienuolės prižiūri arba įsteigia. Miestelė yra 4 albergės ir visos parašyta, kad vienuolės prižiūri. Ir vienoje parašyta žodis ten, jeigu kažkas ypatingo, tai būna kažkas parašyta. Tai prie vieno parašyta Kumboje, prie kito parašyta Filipinų vienuolės, kurios turi savo ūkį, o prie kito parašyta savo pastry, tai čia, nežinau, bandelės kažkokias kepa. O man atrodo dar parašyta, kad vienuolė kiekvienam parinkė lavos nakties. Jo, ir prie kito dar parašyta, kad... Tai aš noriu į šitą. Kaip krikštamotės. Jo. Tai va. Na, Taip, bon kamino.